Šitas video vėl skirtas vyrams. Jeigu nori moters, kuri tave įkvėptų, nebūk tas, nuo kurio reikia jai atsigauti. Nes labai daug vyrų nori šalia savęs moters seksualios, gražios, minkštos, įkvepiančios. Bet patys tuo metu namie vaikšto kaip emocinė kažkokia nelaimė, kaip stichija. Ir su jais sunku kalbėtis. Jais sunku pasikliauti, sunku net normaliai pabūti namie, nes visi darbai moters galvoje. Tai nuotaika ne ta vyro, tai ego užsigavo, tai dar turi būti ir moteris, kuri pati dar sušvelnins to vyro emocijas. Ir tada vyras sėdi ir galvoja, kur dingo tos moters lengvumas, kur dingo jo švelnumas, kur dingo ta aistra ir ugnis, kuri buvo santykių pradžioje. Bet ei, brolau, ji niekur nedingo. Tiesiog ji pavargo visą laiką sugerti tavo paties šūdą. Nes moteris labai sunkiai įkvepia vyrą, šalia kurio ji pati nuolat išsikvepia. Jeigu po pokalbio su tavim jai reikia pailsėti ir jai reikia tylos, vyno, vonios, pasivaikščiojimo ir dar kokį pusantros paros atsigauti nuo tavo emocijų ir tavo šūdų, tai tu jai ne vyras, tu jai esi dar vienas vaikas arba net papildomas nuovargis. Todėl jeigu nori moters, kuri tave įkvėptų, nebūk žmogus, nuo kurio reikia nuolat atsigavinėti. Pasitikrink, ar tu esi tas, kuris moterį emociškai apkrauni, ar esi tas, kuri gali su tavimi išsikrauti. Nes tikras vyras duoda moteriai emocinį saugumą ir mainais už tai gauna visišką įkvėpimą. Ir be pirmojo niekada nebūna antrojo.